Labas rytas. Šiandien turim labai puikią dieną. Saulė šviečia, temperatūros jau beveik 20. Tai tikrai labai puiku, o ką mes jau papusryčiavę ir to jau leisimės į žygį. Šiandien planuojame aplankyti 2 vietas, tačiau dar nesakysiu, kur važiuosime, kadangi nežinom iš tikrųjų, ar spėsim viską aplankyti, bent jau vieną tai tikrai, o dėl antro dar pagalvosime. Tai susitiksime už kelių minučių ir papasakosiu daugiau. Atvykome į savo pirmąjį žygio tašką ir štai va jau prasideda įdomybės. Pavadinimas jo yra Pena Cortada ir bent jau kiek domėjomės, čia turėtų matytis gražus vaizdai iš tokio akveduko. Ten kaip ir griuvėsiai yra, kaip ir kažkas panašaus. Na ir be abejo, kaip visą laiką kalnai, visi kiti kraštovaizdžiai. Tai bus įdomu, ką mes čia pamatysime. O kelias dabar, kaip matot, toks įdomesnis. Primena džiunglės. Siaura čia taip. Mano apranga ne visai tinkama tokiems dalykams. Na, bet tikiuosi, kad čia tik pradžia. O kur mano kompanija? A jūs čia? Fuksai, fuksai! Tikiuosi, šitas negirdėjo niekas. Tai vat, įdomu čia, taip įdomu. Čia dar kažkoks keliukas. Bet turbūt ne šitas. O, lieptelis net per vandenį. Fuksai, nelipk! Ne! Nu, žodžiu, jau matau, kad nusimato įdomybių. Paėjau 14 metrų ir žiūrėkit, kokie vaizdai. Tikrai smagu. O kasgi čia? Eina sau. Mūsų baltas augintinis tuoj bus juodas. Palauk, Fuksai. Nu tai eik. Kas čia iš viso per dalykai? Fuksai, eik. Supratau. Man visą laiką reikia nueiti, patikrinti. Jei viskas gerai, tai mano šuo irgi eina. O tu... Ką tu? Stai, eik. Aš ką tik išsimaudžiau. Ir aš tikrai to neplanavau. Šaltas dušas. Tiesiogiai ne tų žodžių prasme. Nu, tiesiog. Tikrai nebuvo taip karšta, kad aš išsimaudyčiau. Na, bet vat, būna visko. Fuksai. Nežinau, kaip dabar man eit reikės toliau. Bele kas čia. Žiūrėkit, dar vienas. Ką tu, Fuksai? Aš jau matau, čia bus įdomu. Ne, Fuksas nebeina. Čia bent yra kažkoks lieptelis, tai galimai viskas bus gerai. Fuksai, ateik čia. Nu, pažiūrim. Ateik čia. Tai jo, kai parodžiau kelią, tai tada eina. Ir vis dėlto yra blogų naujienų. Pasirodo, navigacija nuvedė ne ten. Ir galimai aš be reikalo sušlapau savo batus. Ir Fuksas be reikalo išsimaudė. Dabar einam ieškoti, kur eiti toliau. Ai. Kadangi grįžtame atgal to pačiu keliuku, tai atsimenat, kur Gabi krito? Teks į vėl eiti. Nu, kaip sekas? Nes aš kritau todėl, nes norėjau nufilmuoti. Nu, bando. Fuksas rimtai investuoja į tą kelią. Atsimenat, buvo tokia laida jokių kliučių. Tai vat man primena šitą laidą grinai. Šitas įjimas sektų savo. Fuksai, galėtum pasitraukti. Eik, tu savo nupik. Nu, o, kliurkt. Ne, viskas gerai, dabar geriau. Liuks. Gavosi? Nu, jo, gavosi. Nu, gerai. Bandom, tai bandom. Kuo daugiau stengiasi, tuo blogiau būna. Čia... Ir čia visi akmenys judantis. Aš dėl
Sorry, griuvau. Aš nenoriu maudytis. Bet aš noriu, nes tai iš manęs jokiais. O. Eik tu savo jėga, liuks. Po 5 valandų gavosi. Jau mūsų šuo spėjo nueiti viršų, pažiūrėti, kas gera ir pareiti. Na va, antras dublis nemeluoja. Žiūrėkit. Čia jau yra net pažymėta. Reiškia, einam tuo keliu. Kelias dabar jau tikrai geras ir tikimės tokių nesąmonių daugiau nebebus. Tomai, parodyk vaizdą. Tai neblogas. Ganėtinai miškinga. Jo, smagu, einam toliau. Ir aš dar norėjau pridurti, kad ne visą laiką reikia pasitikėti, kiek laiką rodo AllTrails, nes kaip matėte, kelias atsirėmė į nieką. Aišku, galima ten lipti, bet ne su mūsų įranga ir ne su plukiu. Mes dabar su Gabija einame tokiu ganėtinai gražiai prižiūrėtų takeliu, lentelės. Aišku, mūsų šuniukui labai nepatinka šitie tarpeliai, nes kojas įstringa, bet dabar su Gabija ir samprotaujame, kas galėjo padaryti va tokį, kaip sakykime, lankytiną objektą, nes esmėtame įtarim šitos olos nėra natūralios. Nusavome kalbą apie lentelės, kurios tikrai ganėtinai gerai prižiūrėtos ir randasi tokiam vidury niekur. Jau baigėme savo žygį ir judame toliau. Žygis buvo nelabai ilgas, apie 6 km, tai sakyčiau buvo toks ramus popietinis pasivaikščiojimas. Beje, dar jums neparodžiau, kaip mes iki jo atvažiavome, tai rodau dabar. Štai tokiais keliukais. Dandėjome mes iki jo, nežinau, gal kokius 5 km. Tai va, lėtai ir galima iki šio žygio patekti. Atvykome į paskutinę mūsų šios dienos lokaciją. Netoli Teruelio miesto yra tokia, vadinkime, dykuma. Daug kas jie lygina netgi su Amerikoje esančia, nes tikrai atrodo jinai ganėtinai išvaizdžiai. Paskui parodysiu dėl ko. Bet esmė tame, kad mes jau čia šiek tiek prasižygiavome ir esmė tame su tomis dykumomis, tai kad ir kiek tenai į jas eisi, visiems vaizdas per daug ir nesiskirs. Tai mes per daug ir nenuėjome ten kelis kilometrus pirmyn, atgal ir dabar gaminsimės vakarienę, nusiprausime, o aš jums parodysiu, kaip visą tai atrodo iš drono vaizdo. Tai gero žiūrėjimo ir po tų vaizdų pasimatome rytoj. Dieną. Mes jau sveikinamės iš kitos vietos, apibendrinant buvusią nakvynės vietą, tai labai įdomus reiškinys būna tokiuose, kaip sakykime, dykumose, didesnėse erdvėse Ispanijoje, nes dieną buvo 24 šilumos, o naktį buvo tik tai 4. Nu tai visoka buvo, nu bet saulutė užkepina, viskas gerai. O mes šiandien atvykome į kitą vietą, kai visą laiką nebandysiu laužyti liežuvę, o parašau čia apačioj, kaip vadinasi tas pats žygio maršrutas ir matėsi, kad jisai eis per upelio vagą. Vieni rašo, kartais būna tas upelis išdžiūvęs, kiti rašo, kad ten upelyje būna nemažai vandens. Tai mes dabar su Gabija svarstome, kaip reikėtų apsirengti, nes jei ir pasimaudysime, tai kad geriau būtų nesušalti arba per daug irgi nesušlapti. Tai, pavyzdžiui, sudėti šortus ir panašiai. Oras gražus, šiandien penktadienis, tai šiandien įtarėme, kad pažygiuosime, reikia nuvažiuoti į jau didesnį miestelį, kadangi perdegė mano automobilio viena lempa. Ir kas pas jos įdomiausia, kad H7 lempučių beveik nėra, tiksliau nėra, nes jau sustojo 4 degalinės ir niekur nebuvo, o H4 ir H1 ant kiekvieno kampo. Tai esmė tame,
Kol kas problemos per daug tai nėra, nes daugumai ispanų šiaip ir taip iš visų važiuoja, bet jeigu norėtųsi naktį, tai geriausia, kad būtų veikiančios abidvi. Tai tą reikės dalyką padaryti, tada sustoti Decathloną arba Carrefourą, nes reikia jau dujinės balionėlių, nes irgi trūkumas ir kiek matėme nelabai kurį galima įrasti, apart Decathlonų. Ir reikia apsipirkti maisto, o sekančias dienos bus ypač karštos, matėme apie 28-29 šilumos, tai galvojame reikia išnaudoti šiek tiek ir Ispanijos, kad pagulėti ir paplūdimį ir pasimaudyti, tai manau jau iš kalnų į žemynės dalies labiau trauksime link pajūrio. Tačiau apie tai vėliau ir dabar mes traukiame į žygio maršrutą. Praėjome pro žygį, gal Gabija papasakos dar detaliau kaip jos emocijos. Šiaip labai fainas žygis iš tikrųjų. Ir jau praėjusį žygį sakėm, kad jisai buvo vienas gražesnių. Bet šitas irgi tikrai neatsilieka nuo gražiausio titulo. Šiaip faina yra dėl to, kad šiame žygyje yra visko. Ir tiltelių, lieptelių, kopėtėlių, paprastų takelių ir panašiai. Ir dar labai smagu, kad dabar yra apie 24 laipsnių šilumos. Ir pats žygis nėra vien tik ant saulės, yra ir pavėsio visko. Tai labai smagu, nes realiai tu eini ir nepavargsti. Ir be abejo pasigraži vaizdais. Ir mes su Tomu nusprendėm, kadangi yra šiltoka, ne visai maudytis, bet nusprendėm bent jau įmerkti kojas, nes upelio vanduo šiaip ganėtinai vėsus. Priešingai nei mūsų kitur kojų, nes jisai realiai visą žygį maudėsi ir tik tai rasdavo priėjimą prie upelio, iš karto eidavo maudytis. Tai vat, o ką dar galėčiau pakomentuoti, kad labai švarus upelio vanduo iš tikrųjų, tai irgi labai smagu, nes realiai jeigu būtų labai karšta diena, tai tikrai eitume maudytis. Walking down the avenue, hold and take I meant for two. I could eat it all myself, but then I wouldn't need your help. So meet me at the corner shop, where they sell your favorite pop. I'll be there till you show up. Sveiki gyvi. Manau, matėte, kokį Gabija šedevrą padarė mums pusryčiams. Vakar atvažiavęs mes jau nebefilmavome nakvynės vietos, nes esmė tame, kad esame dabar paplūdimyje, netoli Valencijos, nes nusprendėme, kadangi geri orai, tai reikia skirti šiek tiek laiko ir pasimėgauti jūrą, pasideginti, pavaikštinėti. Čia mačiau ir vienoj pusėje ir kitoj pusėje gražus miesteliai. Tai manome, kad kelias dienas dabar nieko nefilmuosime, tiesiog pagulėsime, pačilinsime, o toliau su nauja savaitė pradėsime vėl keliauti ir aktyviau lankytis po žygio objektus. Tai ačiū, kad žiūrėjote, jeigu turite klausimų, visą laiką rašykite komentaruose arba rašykite asmeniškai ir pasimatome kitame vloge. Ačiū ir iki.